kodėl jie begūni? Meda, koks jūsų statymas, kada šiandien maždaug veterinaras atvažiuos? Kaip jo vardas? Heračius, va. Šiaip Meda mus nutrenk, žinok, vaikai. Kurią jaunimas nesupras. Pergalė Lietuva. Ne. Labas rytas visi sugrįžę į naują TNTK komandos video, kuriame mes susitinkame po mėnesėlio, bet dar mėnesis nesibaigė, tai aš dar nevėluoju, tai galimai įkelsiu gegužės mėnesį, bet tikiuosi, kad spėsiu balandį. Žodžio neviniojant į vatą, tai sveiki visi sugrįžę į dar vieną mano video. Šiandien mes turime fainą, gražų orą, nes yra pagaliau šilta. Ir labai saulė šiaip šviečia, negaliu žiūrėti kamerą. Bet šiandien mes šokam su Teriu, su Nemo. Ir aš ant Nemo atsisėdu jau po 2 savaičių. Tai bus labai smagu. Na ir planas yra pašokti kažką aukščiau galbūt. Bet kaip bus, tai bus. Na ir dar žinoma, reikės su kumeliukais pasivaikščioti. O kodėl jie begūni? Žinot, nu mane tai asmeniškai labai nervuoja tokie dalykai, nu bet kaip kai kurie žmonės tiesiog nesupranta, jog reikia atsiklausti prieš nuimant gūnes, o ne tiesiog savivaliau. Nu, tai pūšnisa garbės žodis. Ponis, labas rytas. Kelis numeris 2. Pepiukai. Oi, mažalyrytė. Vaikeliai auga, jau šiaip gana išsišėrė nemažai, tai dar turėtų išsišerti daugiau. Bet jo, augam, Pepiukas ypač auga, Sacharėlis irgi, tik tais prie Pepės jinai neatrodo tokia aukšta. Taip, tu tai labiau į plotį nei į aukštį. Bet šiaip fainas ponis, fainas. Na ir čia mūsų pažiba. Tai dabar mes dar laukiam, kol atvažiuos Meda, nes jinai šiandien bus, kuri mane pafilmuos ir padės ir panašiai. Tai dabar dar einam pas senąją kartą apsilankyti ir tada grįšim atgal į Arklides, nes turbūt Meda jau bus atvažiavusi. Tiesa, dar spėkite, kodėl aš sėdu ant Nemo, nes šiaip jau kaip ir rečiau aš įjoju, bet žodžiu. Vaikis per 2 dienas numetė mano vaikus 4, kamerė taip skamba. Nemo numetė per 2 dienas 4 kartus mano studentukus. Kažkieno nedėm. Nu tai reikia užsės pažiūrėti, kas ten darosi, nes kažkaip per dažnai jau krenta. Čia kažkoks ne visai ruduo, kad grybai augtų, bet vis dėlto grybai. Lapai, o dieve. Mano vaikai, kai sakau, tai turiu omeny arba arkliai, arba mano studentukai, sakykim, mokinukai. Tai čia tas variantas, kad mano mokinukai krenta nuo mano arklių. Na, vyresnioji kartelė. Eina mažas chuliganas. Kitas geras berniukas ten valgo, panelė irgi valgo. Na, geras. Tai ką, chuliganas, bulanas? Labas. Lauk, ateik ne prieš saulę. Va, koks gražus berniukas. Nam. Geras. Mažiau. Jezau, koks jau. Saulytė tu. Smagu, kad šilta, bet žinau, kad tuoj bus vėl belenkia akmusių ir vėl bus kaukės, vėl bus gūnios, vėl bus bankrotas ir vėl bus suplėšyta. Viskas per 2 savaitės. Ir atėjo pagrindinė pažiba. Oi, gražus mažas.
Tai va, šitas pirmas keliaus šiandien šokti, tada nemukas ir tada eisim su kumeliukais. Krekždė šiandien ilsisi, nes nesenai grįžo iš savo atostogų trumpų. Tai dar tik po biškį į darbą grįžta ir viskas. Šiaip jeigu kažkas žinote, kur galima papigiai nusipirkti gerų, kokybiškų vasarinių dalykėlių, tai aš kalbu apie gūnes, kaukės ir panašius dalykėlius, maldauju parašykit, bet turi būti gera kokybė. Ir gal kažkas žino kokią parduotuvę, kur va dabar netyčia yra gera nuolaida gerai prekiai. Nes aš kiek randu, tai ten kokių, nežinau, 10% nuolaida, tai tipo minus 5 eurai, nu tai ką žinau. Ką žinau, su tokiam nuolaidam, tai čia vis tiek bankrotas. Jeigu čia nuolaida, tai aš balerina, o aš tikrai gerai buvau, bet nebesu. Šiandien turėtų sušilti iki kokių, man rodos, 20 laipsnių, bet man jau yra karšta. Plius aš dar su žieminiais botais, kadangi pas mus yra vis dėlto šlapia. Ir tai pakankamai šlapia. Nu, jūs matot, va, realiai yra balų nemažai. Tai negaliu jokių kėdų traukti ar dar kažko, tai šiandien iš viso bus tragedija. Plius aš dar su žieminiais rūbais, kadangi vasarinių neišsitraukiu. Žodžiu, meduolis kiek prisibaliavojo, tai šiek tiek vėliau atvažiuos, bet mes eisim, atsivesim periuką ir tvarkysimės. Meduolė atvažiuok, aš tavęs maldauju. Tai dabar vėl keliaujame atgal į Levadą, nes einame atsivesti terį ir klidas. Šiaip ir belenkaip karšta, man atrodo, šiandien saulės smūgį galbūt gausiu. Bet vat, kad kumeliukus tikrai nesu botais eisiu vedžioti šitais, tai faktas. Nes nu belenkaip karšta. Jau, o dabar dar tik 15 laipsnių, tai jeigu čia dar kils, tai jau viešpatė. Ai, šiaip dar šiandien turėtų atvažiuoti veterinaras skiepyti mano bernužėlius, nors jisai jau bando atvažiuoti pas mus 2 savaitės, bet vis kažkas negerai. Tai vakcina pasirodo ne ta, tai dar kažkas, nu bet žodžiu, jau šiandien tikrai turi atvažiuoti. Tai bus biški nesąmonė, jeigu mes josim ir jis sugalvos atvažiuoti. Bet jau geriau jis atvažiuoja man jojant, nei apskritai neatvažiuoja, nes jau užknisa, nu belenkaip, nu. Čia dar tas žmogus, kuris pasako, atvažiuosiu kažkada realiai. Nu tai, nu come on, nu kas taip daro, nu nebe 12 amžius. Meda, koks jūsų statymas, kada šiandien maždaug veterinaras atvažiuos? Labai liūdna, labai liūdna. Dieve. Plastikas su plastik. Ir gar. Mano grumas. Aš neuždėsiu. Tau pavyks. Didelis labai žirgas aukštas. Imk morką. O, deda. Oi, koks teriukas fainas. Už tave nubalsavo kaip už žirgą, kuris žmonėm labiausiai patinka pas mane. Meda tikrai manė, kad bus Nemo. Meda man prieš kelias dienas dar buvo sakysi, visiems labai patinka Nemo. Nemo mažiausiai balsų surinka. Bet tai aš įlaiš, aš atrado šitą gausiu. Tai Nemo šiaip žiauriai fainas gyvulys yra. Apart to, kai ten laukuose, ten biški reikia šokinėti aplink medžius. Tai ten tai būna arba šoksiu, arba nešoksiu. Tai va, taip pat. Bet nešoksiu, bet pas dar nešoksiu. Tai va. Ir aš šoksiu. Pakomentuokit savo vakarykštį kritimą. Buvo šitie. Buvo 2 medžiai. Jie sako, šokam. Nu tai šokam. Nu tai vieną peršokam labai gražiai. Kitas tai buvo tentelis kažkokių bairių pridirbo, Nemo pamatė. Nu tai galvoja, nu tai davai aš nešoksiu. Bet pribėgo ir tada šoksiu. Meda buvo nepasiruošus šokti. Atgalvau, mes jau lysim ten Pravarė. Nu, super. Šuoliukai. 1, 2, 3. O dabar visi kūnai sukam rankas ir kūną, kol prakaitas ištrykš. Tutorialas visas, kaip lipti ant arklio, atėję, pamokyk vaikus. Nes aš tai dar kartais nemoku. Tai. Pasidarom nerealų žirgą. Padedam kėdutį. Vieną. Kitą. Atėmam pavaduką. Tada dedam opapa. Ir tada darom opapa. Ir tada stovim.
Viskas atverkam, paglaustam ir galim daryti. Simple as that. Dabar Medutę uždarykit levadą. Gal kapkelnių reikia? Mūšė, mūšiu, šitą mažą mūšę. O kai ją pagausiu, niekad nedraugausiu. Gėlytės žydi, Meda, ne mane, gėlytės filmuot, pavyzdžiui, reikia. Ant mane gal floristo auditorijoje yra. Ačiū. Krentu, palaukit. Kažką už kamerą turiu, palaukit. Palaukit. Atrodo, Natarė šiknaus dulkių nedavaliau. Man jie kaip bėga. Bėga. Man čia karštas. Bėga. Tau ne karšta? What the fuck? Na, tas pavydžiu. Kaip jo vardas? Heraklis, va. Nežinau, kodėl neklausė. Afroditą klausė. Aš nelabai už meilę, bet ne. Palauk, kokia ten buvo? Sara Deivė regis Atėnė, va. Šiaip labai gražus vardas Atėnė. Galėjo mane Atėnė pavadinti, bet nesigalvoja Atėnė. Šiaip irgi kažkokia graikų deivė. Nelabai įžymė. Pastebėjau. Koks jis intelektualas, ar žalytė bėga? Nu, ne taip kaip Nemo. Žiūrėkit, kokie gražus medžiai, aikšteliai, tie traukėsi iš ekrano. Meda sakė, čia nemai. Reikia dabar su golfu joj. A, tu užsičiaupsi. Abaigiai. Yra. Žiūrėkit, kokie čia medžiai. Čia aš šito, žinokit, vos neįsitrenkiau vienu kartu jodama. A, Jėzu tu Marija. Tie tai vapšė su teriu invarė, ten žingsnių eina. A ne? Žiūrėkit, kaip profesionaliai. Padėk. Sėdim, laukiam. Gal kažką lieps daryti, žiūrėkit, čia visą kaip ir matrasų yra. Pasaulį. Labai gerai. Давай! Turim svečių, vaikų. Šiaip Meda mus nutrenk, žinok, vaikai. Einam tolyn. Na, šerkit. Neima? Kameliukai tai dar ir kaip pau. Jisai nenori dantų plaut. Jam ir taip gerai. Vaikštom patreniruoti su Terezėliu. Šiaip gerai pasirodė vaikai, šiandien šaunuolis. Užsivedęs kaip visat, bet gerai. Aš labai jau jaučiu, kad nuo praeitų metų tai jis žiauriai patobulėjęs. Yra dar kur dirb daug. Bet jo, turėjom svečių, atėjo mažų vaikų pažiūrėti, tai kažkaip nežinau, kai yra kitų žmonių, aš labiau susiemu, tada geriau sekas. O Meduolis savo verdiktą jau... Turit kokį verdiktą pasakyti? Meduolis dabar siunčia snapą, tai stryka tiksliau, tai dabar jinai netrukdykime. Žinot, kas yra geri geliai?
Va, kai tai būna po treniruotės, sakė taškiukai, tai yra, žinai, kad geliai visai neblogi. Čia, prieš saulę, na, jeigu taip, nu, biški matos. Čia yra nuostabus geliai. Mogus, gražus. Šitą tai supykas ant manęs. Labai. Nežinau. Va, koksai. Na tai, let's go. Aš sakiau, eit fotinti. Einu. Parduoda Fleksano kilpas. Kas norit, rašykit. Aukcioną padaro. Net nefokusuoja. Nice. Geras kilpas, geras. Nugi fokusuo kilpas. Pažiūrėkit, kaip jis moka. Tai dar ir taip mokė. Oi tu. Mažas. Čia sėdim. Čia rašo. Beveik. Tau pavyks. Taigi dabar einame tvarkyti mažylį mūsų poniuką. Toks ir ponis. Vos į ponių klasę įtalpa. Bet einam žiūrėti, kas čia dedasi su juo. Dar arti. Iš karto lipam. Prilaikom žirgą, jeigu jis nubėgtų. Dedam į balnakį pakoją. Tada opapa, koks tu žia. Nuostabu. Labai patiko. O. Linksma. Lyginam gruntą. Geriausias aparatas. Taip. Nu peršok. Špergalė Lietuva. Dieve, kaip stogu. Geras špergalė. Davai, hebrytė, davai. Negaliu peibą palenkti. Šiaip gerai. Jo, aš su poniu 110 labai senai nešokus. Labai senai. Bet nesiskandinkit. Gražus vaizdas. Jinai akmenuką Oi! Eik, tu žinai kur. Pažiūrėkit, ko jį padarė man. Nieko nesu. Kodėl akmenukai pėdė? Todėl nes jis smėlį buvo. Tai tipo, jeigu aš paimti smėlio ir auksim giesmę, mėly broliai, kurią jaunimas nesupras. Ar nenorėtum varyti? Taip va greitai, bum, viską įminu balno ir viso.
dabar atiduok man savo kamalikės. Prašau gražinti. Ačiū. Ate. Nu ir vėl savo klasikinį ėjimą. Brėdis atsistos dabar. Ką gera. Ir liko paskutiniai šiandienos numerėliai Pepe ir Sahara. Šiaip mes jau visi karščio paveikti, tai Meda su Sahara miega. Mes su Pepe dar judam šiek tiek, bet mes irgi jau prie miego. Baibis pasiruošęs. Baby ruošiasi. Mažutė su naujų kantariukų. Mažylė. Auga. Jau čia kobas. Turėjo ponį. Dabar jau kobas kantarus. Pepe pažindinasi su aplinka. Pepe. Žiūrėk, traktoris. Būsi traktoristė. Gerai. Einam traktoristai lauk. Eikš. Peperita. Ai gera. Ir ramybė. Nusiramink. Kvepuok. Na tai žodžiu, praėjo gal 5 minutės nuo mūsų išėjimo ir atvažiavo veterinaras. Nuostabu, tai dabar reikia grįžt, reikia atvesti bernužėlius, kad paskiepytų ir tiesiog nežinau kaip bus, bet žodžiu, viskas biškį nusikelia planai. 2000 years later. Aha. Būna. Pepe tu mane realiai su mikrovin. Pepe tu turi trauktis į dešinį. Dėkoju. Na, veikiam. Veikiam. Bye bye. Taigi mažylės dabar yra naujoje Lebadoje. Ten buvo jų senoji, kur matot baltą bačkę. Ir dabar šito yra kokius 10 kartų didesnė, tai tikrai, bet esmė tame, kad dabar jas čia greičiausiai ir bus ilgesnį laikotarpį. Tai va, turim šieno, bet vis tiek šiaip yra nemažai žolės palyginus, nors ar tik balandžio galas, bet jau kaip ir žolytės turim, tai jos dabar žoliauja ir žolininkauja, laimingos, patenkintos ir viskas. Atėjau į pavėsį, nes ten šviečia saulė ir jūs tiesiog nieko nematytumėt. Sveiki. Tai žodžiu, nufilmuosim video pabaigą Sahara. Tai viso gero. Taigi nepagailėkite paspausti like mygtuko, subscribe ir susitiksime kitame video, kuris galbūt jau greitai bus. Ateina Peperonė irgi atsisveikins su jumis. Sakyk ate. Ate. Nuostabu, neišsijungia, palaukit.